Now I'll talk a little bit in Lithuania, yeah? Because I'm filming for my guys, my friends, my supporters. Nu tai va, po visų tų bairių su tais, kurie įstrigo, lipu čia aplinkui, kad nesimaišyčiau kitom mašinom, žiūriu, toks geras Fordas stovi, nufotkėdau, negaila, kaip pasidalinti nuotrauką. Prieinam, pakalbam čia, jau dalinamės e-mailą. Koks savo vardas? Pauliau. Pauliau duodu telefoną, Paulius kau įvesk. O ten likę mano telefonas, šėrinau kažkam. Sako, taigi mes lietuviai, tai lietuviškai galim kalbėti. Ir, what's your name? Nu va. Tai va, manau jo, kopose kaip ir svarbiausia būti geram. Padėti, jei gali, ištraukti, jei gali. Ir man dabar draugai mano būsimi padės grįžti atgal žemyn. Nes čia aš kopiau. Oi, užteks kalbėti. Atvažiuokit ir patys, žinokit, tikrai verta, pats esu pirmą kartą, bet tikrai važiuosiu dar ir rekomenduoju visiems. Tikrai. Pasimatom kitais metais čia pat, tai bus jau mano 10. Dakaras. Jubiliejinis, man bus antras. Tau bus antras, tai va, 2 jau yra, jungiamės. Nedaug čia matysit. Matysit, bet tikrai daug suprasit apie ką viskas čia. Kamerynę laikau tiesiai. Jos kryptį. You have to burn the dune first of all. Stuck here. No. Jo, čia jau dabar belekas dedasi. Nusileis net nuo labai stačios kalvos, svarbu neskersuoti, bet tiesiog leidėsi žemyn ir sustabdai ir susibulguzeriuoji į priekį smėliuko ir jisai tave tiesiog taip paprastai stabdo. Oi, jo, turėjęs tokios patirties jau, tai kaip ir nenustebina manęs, mano naujų draugų bairiai, bet labai smagu tai patirti vėl. Labai smagu, labai mėgsta. My guys are not my guys. Mine is there. Taip, maniškiai smaginasi. Oi. Nu va, that's my stop. Ready? Yeah, that's my stop. Agro rodeo. Kaip senais gerais laikais. Aba! Thank you. Welcome. Thank you. Nu va, čia taip pasiraidinam smagiai. Vieni kiti. O čia irgi turim reikalų. Jela, brolė. Kaip? Pametė bičiuliai. Kepurė. O, aš va tokį uberiuką turėjau, ką tik smagų. Nu va, čia. Ramios bitės. Šikram! Nu, čia labai gerai gavosi viskas, vat matai,
Dykumą tokia vieta iš tikrųjų, kur negali palikti nieko. Turi padėti vieni kitiems ir visata, viskas taip sudėliota. Nu, broli, ateik, seniai kadre buvai. Sveiki, sveiki. Neatsimenu, jau net barzda apžėlė per tiek laiko, kiek nesimatėm. Stojam valgyt. Iš tikrųjų nebuvau pagalvojęs apie maistą. Kai nusileidau ten jau iki apačios, iki mūsiškių visų, tai šoviau apelsiną. Čia tokia Vaido mokykla yra iš tikrųjų. Apelsinas labai gerai. Ir cukriuko, ir energijos, visko ten yra. Bet pavalgyti gera mintis ir valgomės paprastai. Pasakiau ją? Jo, 6 šavarmas, ja? 6 šavarmas? Yes. For you too? For you 4. For you 4? Čia taip tipiškai atrodanti. How many minutes šavarma? Tipiškai atrodanti vietelė. Kai kur būna biškai švariau, kai kur mažiau švariau. Bet visas skanu. Bet skanu. Jo, iš tikrųjų skanu būna pas juos. Ir tas dažniausiai valgomas viščiukas su ryžiais. Nu, kartais ten kaip perkepa. Tai gal ne taip skanu. Bet dažniausiai tai tikrai yra puikus maistas. Gaila tik tų ryžių, kur ten taip daug įdėdat. Prašai, kad mažiau įdėtų, vis tiek rauna pilną. Tai dar pamatysit tų viščiukų, jų ten neišvengiamai mes. Ypač einant giliau, važiuojant giliau, link Antikuoturio, ten apart tų viščiukų daugiau nėra ką valgyti visiškai. Dabar šavarmos, o vėliau viščiukai. Tomas turi tradiciją būti švarus, kai eina valgyti, nuo galvos iki kojų. Salam aleikum. Palauk dar koinę, galiu užtaukti. Šiandien mes be dušo kempinsim, jeigu ką. Nu va, broli, į sveikatėlę. Tavo istorija irgi trumpai nenupasakojama paskutinių. Kiek šitų valandų truko Odisėja su visais keitimais mašinų? Jau beveik 24. Nu, beveik 24, tai tikrai neliūdniau negu mūsų visi nuotykiai. Ai, nu, gal liūdniau truputėlį iš tikrųjų. Vis dėlto ne, vis dėlto liūdniau, bet džiaugiamės. Sunčiai Vidija iš kopų gražių, kaip mašinas važiuoja. Aš 2 valandas pamiegojęs, varau greitkeliu. Jo, vis dėlto liūdnesnė tavo istorija, bet mes labai džiaugiamės, kad tu nepasididžiavai ir grįžai pas mus ir dabar viskas bus geriau. Jeigu žiūrite šitą kitokį Dakarą, valgydami galbūt, tai skanaus ir jums. Nu va, smėlio audrelės. Nenorėčiau kempinti kažkur čia, nes aš taip įsivaizduoju, jeigu dabar čia iš tų šonų tiek atpučia smėlio, tai kas bus vakare, kai pakils dar didesnis vėjas. Bet vizualiai man patinka. Kuro užpilimo zona, neutralizacija.
all good. So, did you choose a camp or you? Hey, Lois, how you doing? Good job. Yeah, no, you're killing it. Fuck, when you got around that, I was like, oh, it's all you. So, there's a job for sure. So it's, yeah, unlimited, but step by step, we're just trying to take it all in and get what we can. So, no, shit, no, yeah, you guys are the legends, not me. Yeah, fuck yes. Yeah, no, thank you very much. Yeah, Tim, he's the boss. Yeah, this guy, respect. To let you pass. Visai smagu čia taip, įsipareigojimų jokių, pasivaikščioti tarp lyderių, nu, šiuo metu lyderiai visi, vėliau važiuosi šiek tiek lėtesni vairuotojai, čia yra neutralizacija, poilsio zona, kuro užpilimas, labai įdomu, nors ir 21 amžius, bet žmonės vis dar naudojasi, I'm gonna show for my friends, šita lazda yra naudojama kurui patikrinti likučiai. Thank you. Tai va, vis dar naudoja paprastas lazdas patikrinti, kiek tiksliai liko kuro. Gera labai nuotaika, pas visus iš tikrųjų visi labai draugiški, kalba, dalinasi patirtimi, kas buvo, juokauja vienas su kitu. Labai gera emocija. Ir labai gražus Fordas, kuris dabar pilsis kuro. Labai gražus Fordas, sakau, tai antrą kartą. Man labiausia patinkantis automobilis seksi. Net palopytas yra labai gražus. Tikrai unikali galimybė pabūti ten, kur būdamas ir fotografuodamas komandai, na, tikrai taip lengvai nepateksi. O dabar aš čia su Tomu, Tomas ir brolis irgi savo reportažus daro čia. Ir jo, galbūt net galima būtų ir prie driverių prieiti, bet neturiu tokio tikslo, neturiu tokios užduoties. Toks tiesiog fainas sustojimas. Pamatyti dalykus, kurių dažnai nepamatai. Nu tai va. Faina, įdomu. Niekada per 9 metus Dakare nemačiau iš arti kuro užpilimo. Eilėje 2,5 Fordo. 2,5 Fordo. Sainsas sveikas, gyvas, juda kruta, važiuoja toliau, tai svarbiausia. Bet Fordukai kliuvo. Gražinimai nukrita. Dar priekis. Nuostabus vakarėjantis dangus ir nuostabus kelias. Nuostabi chebra. Priekit Tomas su Karoliu. Mano brolis jau irgi mindė. Ir važiuojame ieškoti vietos kempui.
kad tarp tokių kalniukų būtų tikrai puikiai vieta kempinti. Ir va, štai radom tai, ko ir ieškojom. Lenktynininkų kempas. Radom kempą, atsiųsiu tikslų tašką. Viskas čia palapinio aplinkui yra jau įkurta, tai viskas čia easy bus. Užuovėjas slėnis toks gražus ir su lenktynininkais šalia. Jo, taip pat unikali patirtis ir mums, o lenktynininkai dabar Čia nuo lenktynininkų į kairę ir į dešinę, jeigu nuo pagrindinio atvažiuojant, nes mes be ryšio. Lenktynininkai dabar tvarkys mašinas. Yra kai kurie, pavyzdžiui, ir Fordai visi atvažiavo, Overdrive irgi ne vienas atvažiavo lenktynininkas. Dačios 3, tai jeigu kažkas yra daugiau šiek tiek prisidirbęs, tai vieni su kitais tvarkys mašinas ir... Ten realiai, kur aš buvau tašką įmetęs, tai po dešinę nuo mano taško yra tokia mažytė juoduma ir tokia kaip toks buožgalvis didesnė juoduma jos greta. Tai vat iš kitos pusės, nei aš raudoną įmečiau, kitoj pusėje to juodumo mažyčio. Bet šiaip nesunku tikrai rasti, esam netoli vieni kitų. Naudojame racijas, kurios visai gerai traukia, net ir kalnuotėse vietovėse, kada kalnai irgi kažkiek blokuoja ir kopos ir kalnai blokuoja ryšį. Kokį atstumą traukia jas? Su šita antena apie 6 km, su tom dideliam antenam kaip Astomai yra daugiau tikrai. Jo, galima pajungti, išsukti šitą antenėlę. Jinai va taip paprastai išsisuka. Įsuki angaliuką ir laidelis, kaip pas taksistus eina. Laidelis ant stogo su... Vieną mašiną jūs likit čia su kita, aš važiuoju. Su ilga antena galima lengviau. Tiek naujienų kol kas, interneto nulis. Nors aš kažkaip galvojau, kad užlipus ant to kalniuko galbūt ir patrauktų kažką. Nes mes čia pavažiavom labai netoli nuo kelio. 2 kilometrus bus, ne? Jo, užlipsi ir bus. Jo, porą kilometrų pavažiavom tik nuo kelio. Ką šturmaniuks? Nieko, einam ieškoti kur mažiau akmenų, kad palapiniai kilimėliai neprisidurtų. O, velniau, čia geras momentas, pavyzdžiui, mano kilimėlis yra pripučiamas. Taip. Tai gali būti reikalų. Tai pernai kam Dovydai, man atrodo, išsileido, įsiprakiro ir įsileido, tai mašiną mėgos. Mile planas mašinų mėgos. Hebrytė, žiūrėkit, dabar turiu šalia matančių žmonių čiurikas, mėgo mašinai. Gerai. Bukt. Taip, kempo paieškos, kaip ir neblogos. Radom vieną vietą, bet labai vėjuotą. Tai apsidairėm aplinkui. Dar viena vietelė rasta yra. Tai nuotykių fabrikas važiuoja po biškį ten įsikūrinėti. O aš vis dėlto dar noriu pasimėgauti šitą nuostabią dieną, pagyventi joje. Nežinau, bandysiu gal lįst truputėlį tarp tų automobilių. Nesu tikras, ar galiu tai daryti, bet kodėl ne? Kodėl ne? Nes jeigu būčiau akredituotas fotografas, negalėčiau čia būti. Na, nebent aš būčiau to sekančio lygio, kada fotografai susimoka daugiau. Man atrodo, 10 000 kainuoja ta akreditacija ir tu gali važiuoti į trasą, bet tada tavo automobilis turi turėti saugos lankus,
vairuotojas turi turėti realių teisės berods, nes neretai reikia važiuoti to pačio trasa kaip ir lenktynininkai. Tai jie gali tada važiuoti visur jau. Ir čia būti, ir į trasą važiuoti ir panašiai ir taip toliau. Mes, tie paprasti mylės stovai, to daryti negalėdavom. Negalim ir tikrai negalėsim. Tai čia yra labai didelis privalumas būti nepriklausomu ir pamatyti dalykus, kurių taip paprastai dirbdamas komandoje nepamatysi. Na, nebent tai bus kieta fotokomanda, kuri turi šitas akreditacijas. Reikės kažką sugalvot pabaigai, visą laiką noriu kažkuo gražiu pabaigti. Tai gal dar įlysiu į tą kempą, praseisiu šiek tiek. Ir jeigu užlipsiu ant to kalniuko, tai nuo ten gal ir ką nors gražaus pasakysiu. Bet nuostabi diena. Iš tikrųjų nėra čia ko kurt, galvot. Aišku, niekada negalvoju, apie ką kalbėsiu. Bet buvo nuostabi diena. Aš nežinau, ar kai jau esate šitoj vlogo dalyje, kaip aš sumontavau jį. Šiuo metu dar nežinau, kaip aš jį sumontuosiu, kaip jisai bus sumontuotas, kai jūs žiūrėsite šią dalį. Galimai gal tai bus irgi 2 dalys, nes veiksmo buvo apsčiai. Bet tai buvo labai nuostabi diena. Ir gražiau atrodo, ne? Tai buvo labai nuostabi diena ir aš esu labai laimingas būdamas čia. Labai ačiū draugams, kurie papušina mane. Dita ir tau ačiū, kad išleidai pasiganyti. Jo, nes kaip ir buvo mintis praleisti tą Dakarą, keletą savaičių apie tai galvojau, kad gal tiek to. Bet labai džiaugiuosi, kad to nepadariau. Labai džiaugiuosi, kad esu čia ir va tik būdamas čia, darydamas tai, ką darau, patirdamas tos dalykus, svarbu man tai, aš jaučiuosi labai gerai, jaučiuosi laimingas. Nepaisant to, kad tos nuotraukos gal ir nenueis labai toli kažkur, nepasinaudos, kaip naudodavosi, kada su Vaidu važiavau. Bet čia jau ne apie nuotraukas, čia apie gyvenimą ir man atrodo svarbiausia tą jausmą turėti viduje, kad elgiesi gerai, teisingai. Juk tai irgi veda kažkur, kartais nežinome kur, bet jo, labai laimingas, labai ačiū visiems. Tas dėmesys ir iš draugų, ir timų žmonių, iš sekėjų, iš jaunų fotografų, jisai pareigoja, bet yra ir labai smagus. Žinau, kad ne veltui darau šitos dalykus. Tai va, labai laimingas esu. Labai.